Mes esam metalo valgytojai. Taip ir yra. Metalas yra mūsų duona, iš kurio gimsta įvairiausi įrengimai, sudėtingiausi, kompleksiniai. Greičiausiai lengviau būtų pasakyti, ko mes nedarome. Tam, kad pavyktų įgyvendinti didelio masto projektus, turi veikti kiekviena mechanizmo detalė. Ir tai susideda į rezultatą, kuris kartais net labai sunkiai apčiuopiamas yra. Mūsų veiklos sritis yra pramonė. Mes dirbam sunkioji pramonė. Pramoninė gamyba, projektavimas, remontas, montavimas. Pagrindinis mūsų įmonės išskirtinumas, lyginant su kitom Lietuvoje veikiančiam įmonėm, yra kompleksinės paslaugos suteikimas. Tai yra, mes teikiam paslaugą nuo projektavimo, nuo idėjos iki jos pilno įgyvendinimo. Pagrindinė kompanijos jėga yra įsikūrusi Jonavoje. Kaune turim projektuotojus ir turim didelę bazę Mažeikiuose, kuri atlieka Mažeikių naftos perdirbimo įmonės aptarnavimo ir remonto darbus. Kalbant apie Jonavą, turim čia 2 padalinius, tai yra pagrindinis padalinys ir filialas Lietenerga, kuris užsiima elektros montavimo, remonto, automatikos darbais. Visa gamyba mūsų suskirstyta yra į tam tikrus padalinius. Turime paruošimo dalį, kurioje pjaustome metalo lakštus, profilius, savo plazminio pjovimo mašiną, juostinio pjovimo pjūklais. Turime metalo paruošimo barą, kuriame lankstome metalus, valcuojame plieno lakštus, lenkiame įvairiaus tipo profilius. Surinkimo dalyje esame neapriboti plotų arba galimybėmis. Iš principo gaminame viską pagal kliento pageidavimus ir pagal jų brėžinio reikalavimus. Mechaninėme ceche mes atliekame įvairius metalo apdirbimo darbus, įskaitant metalo tekinimą, metalo frezavimą, universaliomis staklėmis arba naujomis kompiuterizuotomis CNC staklėmis. Atliekame metalo paviršiaus poliravimą, atliekame krumplių drožimo paslaugą. Savo veikloje turime ir specifinių darbų, kuriuos atliekame. Vykdome ubuolių perliejimo babitų darbus, atliekame metalų chromavimo darbus, turime terminį barą su elektrinėmis krosnėmis, kuriame atliekame metalo grūdinimo darbus. Beveik visus pagamintus gaminius reikia apsaugoti nuo korozijos. Tam reikalui pasitelkėme savo dažyklą. Bet kuriame gamybos etape vykdome pastovę gaminių kokybės kontrolę. Laboratorijos specialistai atlieka suvirintų sujungimų vizualinę kontrolę, spalvotąją, magnetinę, ultragarsinę bei rentgeno kontrolę. Mūsų metalo bandymų laboratorija atlieka ir metalų ardomosius bandymus, kurie apima tempimo, lenkimo, smūginio tąsumo, kietumo, mikro ir makro struktūros tyrimus bei metalo cheminės sudėties tyrimus. Visi specialistai yra sertifikuoti pagal ES ir ASME standartų reikalavimus ir turi 2 arba netgi 3 lygio sertifikatus. Laboratorija taip pat yra akredituota, todėl galime savo paslaugas teikti ir visiems kitiems išorės klientams. Lietuvos klientams galime pasiūlyti paslaugą netgi atvykti į vietą su turima savo mobilia laboratorija. Šiandien jau tampam šiokiu tokiu monopolininku ir elektros įrenginių remonte, tai yra elektros varikliai ir transformatoriai. Specializuojamės sprogios aplinkos darbuose. Ko gero, pasaulis globalėja ir žalėja, tai labai daug darbų vykdom atsinaujinančios energetikos projektuose. Tai yra vėjo elektrinių tinklai ir pastotės, saulės elektrinių tinklai. Viena naujesnių ir mūsų įdomesnių sričių tai yra komponentų gamyba elektromobilių pramoniai. Kitas sritis yra mūsų aptarnavimo padalinys, tai mes atliekam elektrotechninių matavimų paslaugas, elektros įrenginių bandymų paslaugas, testavimo, vibracijų matavimo, elektros linijų tikrinimo, kabelių gedimo vietos nustatymo. Dirbam su dideliais pramonės gigantais, tai yra Orlen Lietuva, Achema, uosto įmonės, Nenės Cementas, Elinta Motors. Vykdom itin sudėtingus, stambius projektus, projektavimo srity. Mes projektuojam kogeneracinės jėgainės. Mes ruošiam projektus biokuro katilinėm. Mes ruošiam projektus biokuro gamybai. Projektų centras yra viena pirmaujančių projektavimo paslaugas teikiančių įmonių Lietuvoje. Mano nuomonė, didžiausias šiandienos IREMO pasiekimas yra išėjimas į pasaulį. Galim pasidžiaugti, kad dėka žmogiško personalo papildymo, dėka investicijų, nuolatinių investicijų, sugebėjom išaugti iš Achema aptarnaujančios įmonės į europinius tarptautinius vandenis. Pagrindiniai užsakovai šiandieną pas mus yra Skandinavijos kompanijos, Suomijos, Švedijos, Norvegijos, bet taip pat mes aktyviai bendradarbiaujame ir su Vokietijos, Prancūzijos,
Lenkijos gamintojais ir savo gaminius pristatome į įvairiausias pasaulio šalis. Realiai jie buvo išsiųsti ir į Indiją, ir į Pietų Ameriką, ir į Australiją, Taivanas, Japonija. Mūsų gaminiai keliauja po pasaulį. Didžiausias IREMO pasiekimas per visą gyvavimo laikotarpį yra profesionali komanda, išskirtinės kompetencijos, žinios ir darbuotojų gebėjimai. Kad tokio dydžio įmonė veiktų tiksliai kaip laikrodis, patirtis labai svarbi. Per 25 įmonės veiklos metus sukaupėm didžiulę patirtį. Dauguma mūsų darbuotojų yra ilgamečiai mūsų darbuotojai, turime jaunų žmonių, kurie perima kasdienę patirtį. Turim itin stiprų inžinerinį personalą, kuris sprendžia sudėtingiausius jiems pateiktus uždavinius. Turim itin stiprią technologų komandą, kurią galim remtis projektuodami, ruošdamiesi statybos, montavimo darbam. Labai svarbu dėti nuolatinės pastangas į procesų tobulinimą, į žmones, juos auginti, sukurti saugias ir palankes darbo sąlygas darbuotojams ir nuo to prasideda kokybiška paslauga klientui. Mūsų įmonė į priekį varo noras tobulėti, nes su kiekvienu nauju užsakymu mes prisiimame naujus iššūkius, o iššūkiai veda prie sekančių investicijų, prie tobulėjimo ir kiekvieno darbuotojo vidinio augimo. Nes kai žmogus išgyvena asmeninę emociją atradimo, tie yra dalykai, tie smulkus, kurie kiekvieną darbuotoją motyvuoja ir maži žmonių atradimai susideda į didelį įmonės rezultatą. Ir ta sinergija IREMO ir daro mus stipriais, kuris veda mus į priekį, tuo pačiu ir klientą.